Kartą skerdikai sugalvojo pagrobė visus šitos bedadvės ir rūsį uždarė, prirakino, pririšo. Surengė jiems pjūklą live ir žiūri jie patys skerdikai tiesiogiai per YouTube ir visiems kitiem transliuoja, kaip tie mėgina, spurda kratas, mėgina ištrūkt, skerdikai ir visi kiti lūžta, švengia, taško 7-4, o grafas už langą žiūri, verkia akim savom tom, o skerdikai langą atidaro. Na, snukio, po to uždaro, nežiūrėk, ubakveidė. Rūsio ir grafo susipažinimo kronikos, mėguisto viešbučio čigono prakeiksmas. Grafas su kūgeliu duodas vienoj lovoj. Merkas nebeduoda. Grafas sugalvojo naują žaidimą, turnyrą. Kas nepaims 7-4 ir nenuneš iki kryžiaus nuo jo chatos, tas bus jo sugyventinis lovoj. Kepa grafas savo dešrygalį, siūlė jis visiems, bet tik angošą sukišo, gavo angošą dešrelę į batoną, ryja grafo į dešrelę, o grafas rėkia, kaifavo, verkia, džiaugiasi jis apakęs. Varfaras ir angošos batono lykerio trūkumas, prašymas rūdžio išykimo iš šiknos duonikės. Varfaras, paskutinysis atodusis prieš mirtį, Varfarė pasakė, perleidžiu karalystę tikriesiams karaliams, skerdikams, nes jų neįmanoma įveikti, tik jiems tarnauti. Skerdikai senais laikais įsidarbino reindžeriais Teksaso, jodinėjo su arkliais ir pamatė, kad Varfarė vagia vieną arklį iš reindžerių. Reindžeriai buvo pykti skerdiklai. Skerdikai dasivyja jo tą ubakveidį Grafarė, sulupė jį kaip šūnį, pririšo jo kojas ir tįsė jį su arkliu per visą žemę, spurvinas per viską, o Varfarė su dantim žemę arė jis mums. Paslaptingosios skerdikų kilpa, nieks jos nemato, negirdi, neužuodžia. Tik tai mes matom, net padaras nesugeba pamatyti, pavogti juos, bet vienąkart buvo įsitaikęs padaras į mūsų stebuklingą virvę.